dėkoju, kad susitikot, esam pakviesti, šiek tiek važinėjom po Lietuvą ir galimybė šeštadienį pabendrauti visada yra maloni, labiau man pačiam įdomu ir kaip politikui, ir kaip, ne tik kaip miesto vadovui, kuo gyvena kiti miestai, kaip gyvena ir galbūt kažką bendro galim surasti arba sugeneruoti tarp didžiųjų miestų ir mažesnių miestų. Galiu tik pasakyti ir pasigirti šiuo atveju, nors Lietuvoje gal tai nėra įprasta, 2006 metais mes pirmą biokuro katilą pastatėm apskritai Lietuvoje ir Baltijos valstybėse, Vilniaus šilumos tinkluose, tai yra 60 MW, kas šiandien leidžia turėti šiek tiek mažesnę šilumos kainą, ne šiek tiek, apie 10% mažesnę kainą negu Kaunas, nes Kaunas negamina nei vieno, praktiškai neturi biokuro savo šilumos gamybos procese. Mes Lietuvoje sunaudojame apie 20 TWh bendrai energijos šilumos, o mes turime pagal mokslininkų paskaičiavimus vien tik Lietuvoje atsinaujinančių energijos atsinaujinančių šaltinių kaip biokuras, įvairios, sakykime, kitos atliekos, tai turime už 30 TWh. Tai faktiškai, netgi jeigu visiškai perėt 100% prie biokuro, dar mes turime trečdalį rezervo, kurio nesunaudojam, bet kuriuo atveju supūna miškose, pievose arba ten laukuose. Ir jeigu, sakykime, nemaža dalis Lietuvos yra gavę paramą biokūrui iš ES lėšų, ypatingai mažieji miestai. Pavyzdžiui, man keista, nes jūsų miestas tikrai galėjo gauti ir gali gauti paramą, ES paramą pereiti prie biokūro, atsisakant dujų vartojimo. Tačiau, kiek suprantu, tai pas jūs nebuvo padaryta. Nors paimkime Utenos pavyzdį, paimkime kitų mažesnių miestų pavyzdį, sakykime, paskutinis pavyzdys Šiauliai gavo europinę paramą, Priedo patys pasiskolino ir praeitų metų rugsėjo mėnesį pradėjo gaminti apie beveik 40% naudoti kūrą biokūrą ir sumažino kainas 20% šilumos. 20% tai yra labai daug. Tai tik pavyzdys, kad perinant prie biokūro, jeigu turi šaltinius ne tik iš banko, bet gauni paramą iš valstybės ar iš ES, tai iš karto gali duoti efektą, tai yra gyventojams sumažinti šilumos kainas. Ir be abejo neišvežti pinigų iš Lietuvos, mokant už dujas. Na, bet dabar aišku, kiek suprantu, istorija yra toli nuėjusi ir matyt dabar to terminalo, tas terminalas vienaip ar kitaip matyt jau bus pastatytas ir Lietuvoje matyt, aišku, vėl visi čia esantis turėsime malonumą už jį mokėti. Nes jau žinot, jeigu šiandien visi dujų vartotojai jau moka nuo sausio 1 dienos tam tikrą papildomą mokestį už dujas, kuris yra kaupiamas tam, kad atpirkti terminalo statybos kaštus. Kas šiaip yra normalu, taip yra atperkami infrastruktūriniai objektai, bet jeigu jie realiai duoda kažkokią naudą. O mano vertinimu tai matyt bus taip pat, kaip su Elektrėnuose pastatyta naujų 420 MW elektros gamybos blokų, kurios sumutinė vertė buvo pradžioje 700 milijonų, statybą baigė kaina 1,2 milijardo litų. Tai įsivaizduokit, jeigu čia, kaip sakant, kiek žinau, čia tarybos narių šiek tiek su politiku, jeigu jūs šiandien pasakytume tiesėt kelią už 10 milijonų, bet pabaigėt tiesti už 13 milijonų, kas būtų? Na, o nepaisant visko, Vilniuje mes dabar kaip vis tiek vyrėmės į priekį, per kliūtis, per visą kitą, bet didinam biokūro apimtis ne tik tiesiogiai, bet aišku, atsiranda taip vadinamieji nepriklausomi galimi šilumos tiekėjai, kurių atsirastų dar šiais metais. Ir aišku, kaip ir mes kažkada žadėjome, daug kas taip sakyti, kad per dar keletą metų dar pradėjus deginti buitinės atliekas, turėsime vieną iš mažiausių kainų Lietuvoje. Toks pats kelias, aš neabejotinai manau, kad yra tinkamas jurbarkui, nes jūs turite tikrai nedidelius galingumus, nedidelį poreikį. Taigi, sakykime, visi kažką daro, žiūriu, mes bandom tą ignoruoti arba neigti ir neieškoti kažkokių sąlyčio taškų. Nors jums esant šiek tiek prie pat pasienio, matytas bendravimas su kita sienos pusė yra visom prasmėm galėtų būti naudingas, turime ir vizų režimas, ir pravažiavimo, sakykime, gerinimas, nes jeigu sakyčiau Vilniaus pavyzdžiui, mums Vilniuje Baltarusija yra labai svarbus dėmuo miesto ekonomikai. Atitinkamai jums kaip pasienio miestui tas turėtų būti irgi svarbu. Aišku, aš galėčiau pagirti dabartinį ministrą Poną Linkevičių, nes kada jis buvo ambasadorium Baltarusijai, gana tikrai gerai bendravom ir skatino tą lengvumą, kad geriau būtų galima lengviau atvažiuoti į Lietuvą ir ypatingai tas vadinimas ilgalaikės dukartinės vizas. Arba, aišku, reikėtų baigti tas darybas dėl 50 km zonos.
kuris, sakykime, pasienio miestams duotų labai gerą atsigavimo ženklą. Plius priminsiu vieną Rusijos federacijos projektą, dar Putino, kuris buvo premjeru patvirtinta. Jie turi taip vadinamą perkelimo planą gyventojų iš Rusijos šiaurės, kur, sakykime, yra šiuo metu jiems sudėtinga išlaikyti darbo vietas ir gana brangu. Tai pagal tą perkelimo planą, nepamenu iki kurių metų, Rusijos federacija planuoja iki 3 milijonų gyventojų skaičius padidinti gyventojų skaičių Kaliningrade. Šiuo metu Kaliningrade yra nepilnas milijonas, tai įsivaizduokime, jeigu ten, nežinau, per 10 ar per kiek metų atsiranda dar 2 milijonai gyventojų, kurie galės atvažiuoti čia, kuris, taip sakant, iš to galima turėti neblogą perspektyvą, ypač pasienio miestams.